Taigi, labas rytas, šį kartą apie paprastą pigią šiltnamio lango atidarymo sistemą. Kadangi dabar yra pusė 7 ryto, atidaryti šiltnamį kaip per anksti, dar šalta, o ruošiuosi važiuoti į darbą, dieną nebus kam atidaryti, visi išvažiuojam, nieko nėra namie. Taigi reikia atidaryti šiltnamį dieną, o nėra kam. Kas dabar tai padarys? Taigi yra senukuose, mačiau sistemą, nuo temperatūros priklausomai atidaro šiltnamio langą stogė esantį, ar ten duris, kaip kam patogiau. Bet kainuoja apie 28 eurus, tai gautųsi, sakykime, 100 litų grubiai. Ir pagaminta Kinijoje, kas kokybė, aišku, kaip jau ir pažįstama. Taigi, prasisukau daug paprasčiau. Kiek kainavo, gal sunku pasakyti. Dabar paskutinį kartą sumokėjau 36 euro centus, ką perkau. Būtent dėl to visa kita iš pasitaikiusių po ranką medžiagų. Pirkau būtent vaistiniai lašaliniai sistemą. Toliau stovi kanistriukas pakabintas, kabo teisingiau. Iš jo išvesta žarneliai ir prijungta lašalinė sistema. Kaip matot, laščiukai laša. Čia aišku, visi žinot, kad pasireguliuoja. Taigi dabar kita dalis. Stovi armatūros strypas. Privirinau. Čia turi būti chromuotas lidus, kad gerai slystų virvutį. Taigi paėmiau tokią šelę iš spausdintuvo išardyto. Toliau kabo ant kapraninio šniūro. Kabo pusės litro buteliukas ir 2 litrų butelis. Čia nuo minkštiklio. Dabar įstatau lašą, įstatau į butelį galą lašaliniais. Ir dabar anas, kadangi butelis yra pusės litro pripiltas vandens, kanistriukas viršus su vandeniu, laša vanduo į 2 litrų butelį. Kai prilašys pilnas, jis aišku bus sunkesnis iš pusę litro ir nusileis žemyn. Kas gaunasi viršuje, pritvirtinau tokį žiedą, vėlgi iš spausdintuvo chromuotos ašeliais. Per jį praeina šniūras pririštas prie kėlimo šitos kojos. Ir kai butelis didysis leidžiasi žemyn, kelia langą į viršų. Eksperimento būdu pasiskaičiavau, kiek reiktų nustatyti lašėjimą. Tai va dabar toks maždaug yra normalus lašėjimas, kada prilaša butelis prisipildo per 4 valandas, 4-5 valandas. Taigi dabar jeigu yra pusė 7, tai maždaug apie 11-12 valandą langas ir atsidarys. Tai bus jau pats tas laikas. Vasara tai aišku nebūdinga, bet kaip pavasarį dabar yra balandžio pabaiga, jau kaip matot susodinti pomidorai. Redikų derlių jau imu. Supikiuotos gėlės, taigi perkaitinti nelabai gerai, o ryte šaldyti irgi ne šis, nei tas. Todėl va tokia sistema man atidaro langą tada, kada to reikia. Paprasta, pigu, be didelių investicijų, nes mokėti tokius pinigus už kažkokią sistemą, kuri laikys arba ne, tai gaunasi, kaip sakoma, kaip prisiperki visokių trimerių, žolėpjovių, kultivatorių, drapakvokiečių, kastuvų ir viso kito už kelis tūkstančius, tai paskui supranti, kad auginti daržovės savo darže nieko nekainuoja.